Tai Rokai, koks būtų tavo bendras komentaras apie šiandienos rungtynės? Tai kaip matėte, buvo sunkios, greitos rungtynės. Turėjom galimybę pasitikrinti jėgas su praeitų metų Latvijos čempionais. Reikėjo mūsų komandai tokių rungtynių, kad įsivažiuoti į patį čempionato tempą, galbūt taip pasakykim. Tai rungtynės sunkios, bet galbūt taip rezultatas neatspindi visos rungtynių eigos, bet mums sekėsi, sakyčiau, visai neblogai. Ir kalbant apie gynybą, turėjote nemažai laiko žaisti mažumoje, tačiau visai sėkmingai išėjo gintis prieš daugumoje žaidžiantį priešininką. Ar tą kažkaip akcentavot, ar darėt kažkokius pratimus treniruotėse, būtent ruošiantis mažumoje? Tai taip, čia, sakykime, puikus trenerių štabo darbo rezultatas, pastatė tinkamai žaisti mažumoje ir pavyko visai, sakyčiau, neblogai. O jeigu žiūrint į šiandienos varžybos ir ieškant kažkokio pozityvo lyginant su šeštadienio rungtynėm, ką galėtum įžvelgti kaip patobulėjusius aspektus? Tai pirmos rungtynės ir apskritai, aišku, rungtynių pradžia, sezono pradžia, sakykime taip, tai visada būna sunku, visada ritulys bėga, visada atrodo viskas ne taip patogu, kaip jau įsibėgėjus sezonui. O pozityvo tiek Kaunas, tiek Zemgalės komandos buvo stiprios, labai greitai įvedė į tą visą tempą, kas laukia visą sezono metu. Tai žinom, kur turim dirbti, žinom, kad trūksta susižaidimo. Čia turbūt tas ir faktorius irgi, kad ir kiek būtų skaudus toksai, vis tik Lietuva yra krepšinio šalis ir mes taip kaip Latvijai Liepos mėnesį susirinkti su komanda ir pradėti sezono pasiruošimą būtent ant ledo, tokios prabangos neturim. Tai bandysim kuo greičiau pasivyti, susistatyti savo žaidimą pagaliau, laukiam pagrindinio trenerio grįžtant Mindaugo Kiero, kuris galės pagaliau būti irgi stiprus ramstis ant suoliuko varžybų metu, tai turbūt tiek. Ačiū, sėkmės. Ačiū.